Sveiki visi! Šitas video apie uždarbio galimybės Atomy kompanijoje arba kitaip marketingo planas. Tai kaip jau žinot, Atomy tai yra Pietų Korėjos elektroninė parduotuvė. Ir kai užeiname į elektroninę parduotuvę, aišku, kaip ir visur matom prie produkto kainą, ar tai eurais, ar svarais, ar kita valiuta, priklausomai nuo to regiono, kur gyvenat ir kur prisijungsit prie parduotuvės, bet taip pat būtinai prie kiekvieno produkto pamatysit PV, point value, arba kiek taškų duoda kiekvienas produktas. Ir va čia atkreipkite dėmesį, matysit daug nuliukų, visi taškai bus tūkstančiais. Korėjoje įprasta, kadangi valiuta tūkstančiais, tai va ir čia tūkstančiais. Todėl neišsigaskit, tuoj kalbėsim apie marketingo planą ir ten visur figūruos tūkstančiai. Taigi nėra taip baisu ir nėra jokio kosmoso. Viskas yra realu ir pasiekiama. Tai vat ką svarbu pasakyti pradžioje, kad aišku, galima registruotis kaip paprastų pirkėjų prie Atomy ir tiesiog pirkti savo produktus, arba galima registraciją daryti kaip distributor. Jeigu užsiregistravot kaip paprastas pirkėjas, tai bet kada, nors ir tą pačią dieną, galit pakeisti savo statusą į distributor. Tai vat pakeitus savo statusą į distributor, kitas dalykas, kuris turėtų būti įvykdytas, kad pradėti kaupti grupinius taškus, tai turėtų būti nors tas minimalus pirkimas 10 000 PV. Tai va 10 000 PV, tai tikrai nėra labai daug, maždaug nuo 20 iki apie 30-40 eurų priklausomai nuo kokio produkto išsirinksit bandyti Atomy asortimentą. Tai va ir turint tą minimum 10 000 PV, jūs jau tampat pardavimų konsultantų ir jau galit pradėti kaupti grupinius taškus. Nes registracijas jūs galit žmonės registruoti ir būnant pirkėjų, bet tiesiog nėra jokios naudos, nes jeigu žmonės po jumis pradės daryti pirkimus, jūs tiesiog nekaupsit jokių taškų. Tai va, pardavimų konsultantas tai žmogus, kuris turi asmeninių PV taškų nuo 10 000 iki, grubiai tariant, 300 000 PV taškų. Nuo 300 000 jūs jau esat agentas. Kas svarbu pažymėti, asmeniniai PV taškai Atomy kompanijoje kaupiasi su kiekvienu jūsų pirkimu. Tai yra, praeina kažkoks periodas, nesvarbu ar mėnuo, ar metai, ar 2 metai praeina nuo tos pradžios registracijos Atomy kompanijoje, viską, ką įsigijot po savo ID, iš savo paskyros, viskas kaupiasi ir lieka visam gyvenimui, kol yra aktualus gyvas jūsų accountas. Tai irgi, kaip ir todėl tie tūkstančiai, nesakyčiau, kad čia irgi kažkoks kosmosas, palaipsniui bandant produktus ir juos naudojant, vis tiek sukaupiam tiek, kiek reikia. Tai toliau kol kas nenagrinėsiu, bet kas svarbus dalykas būtent pradžioje, kad pardavimų konsultantas, kol dar turi nuo 10 iki 300 000 PV, padaręs tą pačią grupinę apyvartą, tai yra iš kairės ir iš dešinės po 300 000 PV, tai jau žmonės po jumis, kai padaro tokią apyvartą ir žingsnis užsidaro, tai pardavimų konsultantas turi galimybę užsidirbti apie 15 eurų. Tuo tarpu agentas, turint jau nuo 300 000 PV taškų ir daugiau, padaręs tą pačią apyvartą, jeigu grupinių PV taškų irgi po 300 iš kairės ir iš dešinės, tai ta pati apyvarta, bet gauna jau apie 45 eurus atlyginimų. Tai čia irgi svarbu atkreipti dėmesio, kad tas tikslas turėtų visgi pradžioje, aišku, ne per vieną dieną, o tiesiog palaipsniui, kol uždarysit tą pirmą savo žingsnį, tai turėti tą tikslą surinkti. Bet aišku, nėra būtina, taškai kaupiasi, tai vis tiek tuos taškus sukaupsit. Ir Atomy tas marketingas tai yra binarinis marketingas ir pažiūrėkit, kuo jis skiriasi nuo kitų marketingų. Jeigu dažniausiai kol kas bent jau sutinkam rinkoje linijinius marketingus, tai binarinis marketingas tai yra binaras nuo skaičiaus 2, tiesiogiai po savim registruojam 2 žmonės. Tai kaip matot, iš to viršutinio žmogaus yra 1 ir 2. Visus kitus savo žmonės registruojam po savo žmonėmis. Tai gražiai eilute po 1, po 2. Ir taip į apačią sudarant 2 lygiagrečiai, kad išlaikyti tą balansą, tokias 2 eilutės. Čia matot atsišakojimą, tai reiškia, kad jau jūsų žmogus yra irgi tas žmogus, kuris nori dirbti, nori kurti savo struktūrą. Tai kai atsiranda atsišakojimai, tai reiškia, tie žmonės jau pradeda kurti savo antrą koją. Nes taip, mes registruojam visus vienas po kitų, tuo pačiu padedant žmonėms kurti irgi vieną koją. Tai čia yra toks, aš sakyčiau, labai didžiulis privalumas ir tai sukuria tai, kad čia dirbama komandiniu darbu. Vienas kitam padedam.
Tai vat ir irgi labai aktualus terminas, ką girdėsit, tai vat binarinė struktūra ir kairė pusė, dešinė pusė. Tai yra kairė koja, dešinė koja. Nu, kaip kam patinka, taip tas vadina. Bet esmė kairė, dešinė. Ir va čia tarp tų pusių turi būti vat, pastoviai tas balansas. Tai yra, nu, turim bandyti išlaikyti. Ir kai pasidaro 300 iš vienos pusės, 300 tūkstančių iš kitos pusės, žingsnis užsidaro, jūs gaunat atlyginimą priklausomai nuo to, kiek asmeninių PV taškų jūs turite. Tai vat dar kas vat iš tokių naujienų atsiradusių mūsų marketinge ir ta naujiena tikrai dar vat kaip didžiulis pliusas, tai mūsų visi padaryti asmeniniai pirkimai, tie asmeniniai PV taškai ne tik visada kaupiasi, bet ir per tą laiką, kol mes kaupiam grupinius taškus, kad uždaryti žingsnį ir gauti atlyginimą, per tą laiką padarytas jūsų pirkimas, tie padaryti PV taškai nukeliauja ir į mažesnę koją. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, čia jau gal turi 300 tūkstančių arba daugiau, o čia dar trūksta iki 300 kažkiek, tai vat jūsų padarytas pirkimas, maža to, kad kaupėsi jums prie asmeninių, tai dar nusileis tie taškai į mažesnį vat šitą koją. Jeigu to užteks, tai žingsnis užsidarys ir jūs gaunat atlyginimą. Jeigu dar neužtenka, tai vat vis tiek lauksit, kol čia dar grupė padarys, bet jau jūsų tie asmeniniai prisidės prie grupinių mažesniai kojų. Tai, nu, tikrai labai didžiulis pliusas ir padeda greičiau uždaryti tuos žingsnius. Tai vad kas dar, kad tuos binarinius žingsnius galim uždarinėti kiekvieną dieną. Tai yra, kol diena nepasibaigia, nors jau ir turim 300, tai žingsnis dar neužsidaro, o vad dienai pasibaigus žingsnis užsidaro. Jeigu žingsnis užsidaro, kitą dieną pradedam kaupti nuo pradžios ir vėl galim uždaryti žingsnį. Aišku, pradžioj tai atrodo, kad čia neįmanoma, bet iš savo patirties galiu pasakyti, kad kuo didesnė struktūra, kuo daugiau žmonių struktūroj, viskas yra įmanoma. Tai vat ir čia kaip pavyzdys, kaip gali atrodyti pradžia struktūros, nes čia dar netelpa viskas, bet kaip pavyzdys, kad čia vat dvi eilutės tuo nesibaigia, kaip sakau, jeigu jums svarbus rezultatas, tai aišku, kad ieškosit žmonių ne tik norinčių pirkti savo, bet ir norinčių dirbti. Jeigu ieškosit tokių, tai būtinai ir surasit ir jūsų tos dvi eilutės pradės vat greitai plėstis į šonus ir gali atrodyti taip, o gal ir dar plačiau į visas pusės. Tai vat kas vat irgi įdomaus ir kas man čia labai patinka, vat įsivaizduojat iš šitos, vat, nu, vat, iš šito vaizdo, tai nu, čia turbūt net pusė žmonių, tai nėra mano asmeninės registracijos, nes vat, nu, įsivaizduojat, aš registravau eilutę vieną vat iš kairės, viską ką kairiau, ir vieną iš dešinės. Ir vat tiek viskas išsiplėtė, tai net kitą kartą, nu, sakau, nu taip tenka susipažįsti, bendraujam, bet tai nėra mano asmeninės registracijos, tai yra mano žmonių registracijos, mano žmonių registracijos ir viskas gražiai, va tie taškai sueina į viršų, kaip jūsų grupiniai PV taškai. Čia šitam marketinge nėra jokių apribojimų į gylį. Tai vat irgi, man atrodo, labai aktualu ir nu, labai įdomus toks punktas, nes kiek teko nagrinėti kitur, tai dažniausiai tam tikram lygyje kažkur vat, nu, yra apribota, minusuojasi ir jūs kažko negaunat. Čia viskas, nors ir labai giliai būtų, kažkoks lyderis atsirastų, tai viskas eina tie taškai į viršų iki per visus, per ką praeina. Kitas dalykas, jeigu bazinis tas vat, pirmas atlyginimas, kurį gaunam iš Atomy kompanijos, tai yra binariniai žingsniai, ką tik vat, ką parodžiau, kad 300 žingsnis užsidaro. Tokius žingsnius galim uždarinėti, kaip jau minėjau, kiekvieną dieną. Ir kas dar, vat, ką pamiršau paminėti, kad toks žingsnis nėra irgi kažkokių terminų nustatytų, iki kada tu turi jį uždaryti. Pavyzdžiui, jeigu mėnuo baigėsi, ir tu dar nesukaupiai 300, tai taškai niekur nedingsta, tu kaupi toliau savo tempu, kol sukaupsi tuos 300 ir vis tiek žingsnis jums užsidarys ir gaunat tą atlyginimą anksčiau ar vėliau. Tai vat irgi noriu atkreipdėmėsi, ypač pradžioje, tai turbūt ilgiausiai užtrunka uždaryti tą būtent pirmą žingsnį, nes ką svarbu paminėti, tai Atomy kompanija draudžia perpardavinėti produktus, yra sudarytos visos sąlygos, kad kiekvienas žmogus galėtų savarankiškai užsiregistruoti, kaip ir prie bet kokios kitos elektroninės parduotuvės ir pirktų savo, ko jam reikia, kada reikia ir už kokią sumą reikia. Tai tikrai puikios sąlygos kiekvienam žmogui. Tiesiog mums kartais reikia padėti, susigaudyti, padėti padaryti kažkokį užsakymą. Tai vat, tas ir yra mūsų pagrindinis darbas - nukreipti, padėti, pakonsultuoti. Ir
nutrūko mintis, ką norėjau sakyti. Tai vat tai yra ta bazė ir ilgiausiai užtrunka tą pirmą žingsnį uždaryti, bet kuo toliau, tai įsivaizduojat, pradėjot, tai jūs vienas būdamas struktūroje, o kai dirbat ir struktūra auga, plečiasi, tai vis didesnės tos apyvartos ir antras žingsnis jau daug greičiau yra uždaromas, trečias dar greičiau. Tai vat, nu, tikrai dabar gal nesakysiu, vat, kiek laiko užtrunka, nes vis tiek kiekvienas dirba savo tempu, kiekvienas ateina su savo kažkokiom žiniom, savo motivacija. Tai tikrai labai įvairiai, bet galiu pasakyti, kad tikrai būdavo ir savaitės, vat kaip pavyzdys, savaitę užtruko kažkam žingsnį uždaryti, kažkam užtruko gal ir 3 mėnesius pirmą žingsnį uždaryti, bet vėliau vis greičiau, greičiau, greičiau. Ir čia vat, būtent tą sistemą mes visą kai sukūrėm, vat tie žmonės tiesiog perka, kada kam ko reikia ir, nu, vat taip pasidaro tos apyvartos. Tai vat, ir antras atlyginimas, kurį irgi galima jau uždirbti iš Atomy kompanijos, tai jau kai turim didesnę, didelę struktūrą, tai jau čia meistriškumo rangai eina. Ir aišku, čia ne po mėnesio, nu, nors, ką gali žinoti, tikrai yra žmonių, kas greitai pasiekia ir pirmą meistriškumo rangą. Tikrai turim ir tokių pavyzdžių kompanijoje. Bet dažniausiai reikia įdėti tikrai nemažai darbo, kad jau pradėti gauti va, tuos papildomus bonusus už meistriškumo rangą, nes čia jau yra jau tokia didesnė struktūra. Tai va, pirmas meistriškumo rangas, tai va, žiūrim iš apačios į viršų, yra pardavimų meistras arba sales master angliškai. Tai va, kad gauti tą va, pirmą meistriškumo rangą, reikia turėti asmeninių 700 000 PV taškų. Ir jau meistriškumo rangams uždaryti yra terminai nustatyti, tai yra 2 terminai per mėnesį, tai yra 2 kartus per mėnesį mes galim gauti papildomą bonusą. Pirmas terminas tai yra nuo 1 mėnesio dienos iki 15. Antras terminas, periodas yra nuo 16 mėnesio dienos iki mėnesio pabaigos. Tai priklausomai, kiek mėnų turi dienų. Ir per kiekvieną periodą sales masteris, pardavimo meistras turėtų surinkti iš kairės ir iš dešinės po 2,5 milijono grupinių PV taškų. Tai vat, vėlgi sakau iš asmeninės patirties, įdėjus darbo, tikrai yra viskas įmanoma. Kažkada ir man atrodė, kad tai yra kažkoks kosmosas, bet vėlgi, vat, grįžkit prie tos skaidrės, kur parodžiau savo tą struktūros pradžią, ne, ir įsivaizduojat, tai nėra tik tai jūsų asmeninės registracijos, tai yra jūsų komandinis darbas ir tai yra žmonės, kažkas, kas dirba ir naudoja produktus, kažkas, kas ateina tik tai naudoti produktus ir savaime gaunasi taip, kad kuo struktūra didesnė, tai va čia ir yra jau tas meistriškumas už tą va, didesnį struktūrą. Tuo savaime, tos apyvartos tiesiog praeina kiekvieną dieną per 2 savaitės tikrai įmanoma daryti tokią apyvartą. Ir ką dar noriu pabrėžti, kad kai va, ta struktūra kūriama natūraliai, kai nėra kažkokių va, tokių nu, va, nenatūralių būdų padaryti tą statusą, tai gaunasi, kad ir savaime, va, pirmą kartą padaręs va, tą sales masterį, jau žiūrėk ir jau kartojasi stabiliai tą apyvartą, tai nu, tikrai viskas yra įmanoma. Tai toliau antras meistriškumo rangas, tai jeigu apie pirmą pasakėm, kad 2,5 milijonų iš vienos iš kitos kojos, tai antras meistriškumo rangas, tai jau mes turim turėti 1,5 milijono asmeninių PV taškų, kad uždarytų tokį rangą. Ir čia jau nėra konkretaus PV skaičiaus, vat, kiekio, kiek turim sukaupti, bet čia jau turim turėti 2 sales masterius iš kairės ir 2 sales masterius iš dešinės kojos. Ir tada automatiškai, jeigu per tą periodą vat, turim tuos masterius iš kairės ir iš dešinės, tai gaunasi, kad mes esam Diamond Master, briliantinis meistras ir gaunam vat, papildomą bonusą. Ir taip visi kiti aukštesni meistriškumo rangai, kad turim turėti, vat, tiesiog, na, aišku, nuo Šarono Rožės jau 2,5 milijono asmeninių PV taškų ir čia jau kaip ir to užtenka iki Imperial meistro, jau daugiau asmeninių nereikalaujama surinkti, bet nu vat, toliau irgi iš kairės ir iš dešinės, jeigu mes Šarono Rožę norim statusą uždaryti, tai iš kairės 2 briliantai ir iš dešinės 2 briliantai. Ir taip atitinkamai kiekvienas statusas. Tavo toks statusas, tai po 2 žemesnio rango meistrai turėtų būti tavo kojose. Tai va čia kaip pavyzdys, pardavimo meistro rangas, tai pirmas meistriškumo rangas, asmeninių PV taškų 700 000 ir daugiau, ir 2,5 milijono iš kairės, 2,5 milijono iš dešinės turim sukaupti būtent per tą nustatytą terminą. Tai aišku, tuo pačiu metu mes su tą apyvartą
ir uždarom binarinius žingsnius, tai ten jau niekas, nu, vat, nedingsta, kol žingsnis neužsidaro, o čia jau yra, vat, meistriškumo rangui tas periodas nuo 1 mėnesio dienos iki 15, čia atskirai, vat, dar skaičiuojasi, vat, ta bendra PV taškų suma nuo 1 iki 15 dienos arba vėliau antras periodas nuo 16 mėnesio dienos iki mėnesio pabaigos. Jeigu padarom 2,5 milijono, tai papildomai gaunam dar, vat, bonusą už meistriškumą. Maždaug išmokos už meistriškumą yra tokios, tai čia maždaug, nes plius minus negalim pasakyti tvirtai, nes vis tiek plius minus kiekvieną mėnesį, kiekvieną periodą tos išmokos gali svyruoti priklausomai nuo bendrų apyvartų visos kompanijos. Bet kad orientuotis maždaug yra tokios sumos, tai vad galit savo nužiūrėti tikslą, iki kokio rango norit eiti, kokią maždaug sumą norit gauti, vad nustatom tikslą, padarom planą kaip ir einam į priekį. Aišku, kiekvieno atomi nario turbūt tikslas tai yra imperial meistras, tai tikrai rekomenduoju kiekvienam tokį tikslą turėti ir prie to tikslo eiti, o man belieka pasakyti, kad tai tikrai įmanoma, nes palyginus atomi kompanija dar yra palyginus tikrai jauna, o jau turi 18 imperial meistrų, jeigu neklystu. Nes vat, neseniai čia irgi buvo uždarytas dar vienas imperial meistras. Tai labai džiaugiamės, kad tas kiekis imperial meistrų vis didėja. O čia dar tokią lentelę galit matyti, tai yra dovanos už pirmą kartą pasiektą meistriškumo rangą. Tai yra, vat, jeigu vat, atėjot naujas narys, aišku, pirmą binarinius žingsnius uždarot, ir kai pirmą kartą pasiekėt Sales Master rangą, tai jums kompanija išmoka 300 eurų grinais pinigais, vat, jums į banko sąskaitą. Aišku, plus dar vat, tą sumą, kur rodžiau, kad nu, vat, ten, kur stabiliai jau už kiekvieną, kur prieš tai rodžiau, tai ten vat, jau tas kiekvieną periodą gauna. Bet čia dar papildomai už pirmą kartą pasiektą rangą. Pirmą kartą Diamond Masteris, tai gaunat 1050 grinais. Pirmą kartą Šaronų rožė, tai gaunat grinais 1650 grinais į sąskaitą ir yra kelionė kompanijos jums duodama. Star Masteris, tai jau gauna 7,5 ir irgi kelionė jau ten daugiau bilietų šeimai. Na ir aišku, kuo didesnis statusas, tai tuo didesnės sumos, bet čia dar kartą noriu pabrėžti, čia tik vienkartinė ta suma už pirmą kartą pasiekta. Tai čia dar papildomai tos sumos, kur ką tik rodžiau, čia savaime, aišku, už binarus ir plus už meistriškumo rangą. Na ir aišku, aš siūlau būtinai paskaityti, ką gauna Imperial Masteris pirmą kartą pasiekęs, nes vėliau irgi gauna jau tikrai nemažas sumas kiekvieną mėnesį, bet, nu, paskaitykit, ką gauna Imperial Masteris ir tikrai dar kartą rekomenduoju kiekvienam nustatyti tokį tikslą ir prie to tikslo eiti. Tai dar kartą apibendrinant, kokius yra uždarbio galimybės atomi kompanijoje, tai vat yra tie bonusai už binarinių žingsnių uždarimą, kurie yra visiškai neapribojami terminų kažkokių, tai čia kiekvienas gali pradėti juos uždirbti. Ir aišku, jau kai yra didesnė struktūra, tai plus dar prie binarinių žingsnių atlyginimai už meistriškumą. Ir išmokėjimus stabiliai gaunam kiekvieną savaitę už binarinių žingsnių uždarimą, gaunam kiekvieną antradienį, tai jeigu per savaitę uždarėt kelis žingsnius, tai viską gražiai gausit kitą antradienį, susumavus jums tiesiai į banko sąskaitą. Už meistriškumą, tai kadangi yra periodai nuo 1 iki 15 dienos, tai vat, gaunat 22 dieną, o už antrą periodą kitą mėnesį 7 dieną gaunat. Tai vat, gražiai, stabiliai viskas yra išmokama tiesiai į banko sąskaitą. Taigi čia taip trumpai apie tas uždarbio galimybės, tikiu, kad tų klausimų, ypač tiems motyvuotiems žmonėms dar yra nemažai, tai siūlau susisiekti, pabendrausim, susitiksim online ir atsakysiu visus klausimus ir dar kartą tikrai bandysiu įrodyti, kad šitas marketingas tiesiog, mano nuomonė, geriausias iš visų, ką man teko nagrinėti, nes būtent čia aš matau tą tikrų pasyvių pajamų galimybę. Jeigu nesutinkat ar matot dar kažkokių klaustukų, tai dar kartą kviečiu susisiekti ir pakalbėti gyvai. Taigi, sėkmės visiems ir gražios dienos.